Lietuvių mitologijoje yra įdomus ir nenuspėjamas personažas velnias, kuris turi daugybę vardų. Tai ir nelabasis, negerasis, piktasis, pikčius, pinčiukas, pragarinis, šėtonas, demonas, raginis, bekulnis, nelabošius, judošius, o pagaliau per vasaros skaitymų uždarymo popietę Kelmės Žemaitės viešoje bibliotekoje vaikams pasirodęs ir pats Kipšiukas tiksliai nebežinojo, kaip geriau prisistatyti. Vasaros skaitymų nugalėtojai kartu su juos aplankiusiu pasakų ir sakmių herojumi Kipšiuku skaitė linksmas pasakaitės apie velnių išdaigas, aiškinosi įvairius priežodžius ir posakius, pavyzdžiui, ką reiškia posakis gyvas velnias arba netoks velnias juodas, kaip jį maliavoja. Ir taip yra iš tiesų. Nes iš pasakos Ne velnias kaltas vaikai sužinojo, kad ir velniukai kartais daro gerus darbus. O kiek įvairių akmenų jie paliko žemėje. Apie vieną jų, Puntuką, sakmę perskaitė Kamilė, kiek ežerų ir kalvų supylė. Buvo taip. Anykščių parapijos žmonės pastatė gražią bažnyčią ant velnių kelio. Ir ji velniams labai nepatiko. Velniai nutarė ją panaikinti. Vienas velnias, suradęs lauke didelį akmenį, susukęs iš šiaudų kuliaraišą, užnėręs ją ant akmens, užsikėlė tą akmenį ant pečių ir nešė užstatyti Anykščių bažnyčios duris. Jam benešant tą akmenį pragydo gaidys. Nutrūko kuliaraiša, kuri buvo susukta iš šiaudų, ir akmuo nukrito nuo jo pečių. O velnias išsigandęs nudūmė, palikdamas akmenį lauke. Tas akmuo išliko ir iki šiai dienai. Todėl nenuostabu, kad visus vasaros skaitymų nugalėtojus Kipšiukas vežėsi į Kauno velnių muziejų, kur vaikai dalyvavo edukacinėje programoje Linksmosios velniukų išdaigos.